Šiandien atvykome prie Visagino, kažkoks tai atominės energetikos sistemų montavimas. Kažkoks tai apleistas pastatėlis. Pasižiūrėsime, kas čia iš jo belikę, bet įtariu, kad čia nieko gero. Įeiti galima ir pro duris, aišku. Visur šiukšlynai. Ką čia galima rasti pirmame aukšte, antram ir trečiam. Vien tik negražus užrašai. Įspėjimas apie rūkymo pavojų sveikatai. Lietuvių, rusų kalba. Kas čia mokykla kokia buvo, kad čia apie pavojų sveikatą, kažkokia prausykla, kažkas tai tokio. Išeisim pro kitas duris. O čia jau, jeigu pirmam aukšte jau praleidžia vandenį, tai iš pastato nieko gero įtariu. O kitas įėjimas ir laiptinė. Nu, pažiūrėsime, kas yra aukščiau. Tada ką čia įdomesnė rasime, aišku. Tie patys šiukšlynai. O popierių. Brėžinukai visokie. Visokių detalių. Rusų kalba. O dar naujų kažkokių blankų. Nuo nulio visai. Kiek čia bus, koks 1000 vienetų. Nauji blankiukai. Kai aš čia taip netingėjau ištaršyti visus dokumentus. Nu, gal dar ir ne visus, va čia dar yra, va. Tvarkingai čia dar yra, va, pridėta visko. Taip. Kažkokie analizai. Kokie čia analizai? Kažkokie tai analizai. Nu, archyvas popierių geras. Bet, pavyzdžiui, parašas uždėtas 89.04.12. Kaip pavyzdys. Čia va senesnis 88.04.12. Taip toliau, vienu žodžiu. Archyvėlis.
O, ką čia išduodavo dabar už tokių grotų? Tatam. Na, reiškia, seifas valiuojasi. Kaip čia atrodytų iš vidaus, o taip atrodydavo. Prašau, paimkite. Seifėlis. Bet seifas ant ratų. Va, seifas ir ratukai. Įdomiai. Nu, čia taikiniai gal čia jau iš kitos temos padaryti. Medinės grindis. Kaip čia laukia atrodo. Čia dar kabinetėlis. O čia kokiom parankiniam priemonėm seniau. O, nutašė rastygalį ir padarė kažkokią tai senelę. Tai dabar, nu, be butelių aišku neapsieinam. Trafaretai kažkokie, bet rusų kalba, nes Ž raidę matau. Ir dabar kalendorius 2011 metų. Tai 2011 dar tikrai ta įmonė, reiškia, dirba. Taip išeina. Po to bandysime čia kažkoks praėjimas. Į tą cechą kažkokį tai nukeliauti. O ten vidai kažkokie matosi griuvėsiai. Reikės pabandyti. O, čia gan gražiai apkalta buvo tokiam dailylentėm kažkokiom. Toks kažkoks bariukas ar kas čia, aš nežinau kas čia per. Nu, bet jeigu butelių čia yra mėtosi, gal ir bariukas kažkoks čia kas čia buvo. Kas atsimenat vaikystėje tokius bananus vadinamus, tokius minkštus. Atsimenu, vaikas būdamas, eidam su kitais draugais į statybas tokių bananų ieškoti. Kažkur tarp blokų, į siūlės jos dėdavo, likti kamšydavo, tokie jie, nu, minkštumą turi tokie va likučiai. Pasirodo bananų vadinamų. Va, tau ir bananai. Nu ir ką? Lieka 3 aukštas. Štai įdomiai seniau sena siena. O čia nauja, va taip va su kampukais, su penketukais kokiais padarydavo. Plastikinės dailylentės. O gal laiptai gražiai išklijuoti. Ir gražu. Va kaip padaryta buvo. Dar yra šansų ir ant stogo patekti. Per tuos pagaliukus kažkaip tai. Man atrodo įmanoma kažkaip tai užsiropšti. Kiek įmonėlių, bet viskas jau apaugę berželiais ir nieko nebelikę. Čia toks įdomus užrašas, aišku, jis čia buvo po dailylentėm, nu, gal ne dabar jau užrašytas. Su pieštuku, jeigu lietuvių kalbą išvertus, tai dėmesio draugai, greitai Dėmbelis, 89 metai.
Nu, nepanašu, kad čia nuo 89 ta įmonė dirba. Gal čia šiaip kas nupešė? Šiaip pastebėjimas. Kaipgi be senų monitorių ir spausdintuvų. O, čia iš patalpų grožio tokia vat įrengta. Mediena, viską. Gal ir dvigubas duris. Gali būti, čia kažkokia gal spinta iš kažkienos pusės gal. Parketas. Aišku, iš to parketo jau nebe kažkas čia jau ir lygia, bet... Nu ir lubos. Lubos. Gipsinės lubos. Labai šiaip gan įdomi kažkaip padarytos, negi taip seniau darydavo. Gipso gabaliukai kažkaip išpjausite. Grinai gipso. Ir čia, kas tada toliau eina, dar kažkokia apšiltinimo medžiaga. Va tokios plokščios, va čia sudėtos, tokios lubos. Grinai va matosi su apšiltinimu. Tokie gal praktiškas dalykas, sakyčiau. Ir šilčiau, ir grožio yra. Na, paskui medieną apkaltino, tai ką? Ant sienų fanierą ir kažkokiam lentėlėm gal buvo čia apkalta. Direktorius patalpėlė, greičiausia. Kad tai bus kažkokie langai čia įdomus. Su fortkytėm. Ir va dar seniau gipso laikiklį va iš tokie iš aliuminės juostelės va atpjaudo, prikaldavo savinuku ir kažkaip ten įkabindavo va tą plokštę. Va tokias ir lubas. Va dar biški. Oi, čia taip tams nesimato. Va tokia plokštėm tokiam buvo apkalta viskas. Matosi, čia kažkas tai pagražinta, gal virtuvėlė kokia čia buvo. Čia jau naujau padaryta kažkas tai truputėlį matosi. Čia irgi jau uždraskyta. Kas čia? Slaptas seifas. O ir čia lubos. Tokios pat buvo. Gal čia ir kareiviai statė, nes vėl išvertus. Kur tu šeimininkė? Ir DMB 87-89 metai. Čia gal remontavo, ar ką čia kareiviai. Kažkas tai tokio galėjo būti. Panašu, nes ant senų sienų, po to, aišku, matos, čia dėta jau lentelės jau buvo dėtos. Ko gero, čia taip buvo kareivių užrašėliai. Nu ir dabar pabandysime nueiti į gamybinės patalpas. Aišku, čia tik tai sienos, belikę ir tai ne visos, bet vis tiek praeisim. Pažiūrėsim. Dalinai primena Černobylyje Jupiterio gamyklos patalpas, kažkas panašaus va tokia.
Tokie langai, viršai kažkas taip panašiai. Aišku, ten tų cėchų žymiai daugiau. Aišku, čia visur kiaura, vanduo laša. Kažkas šalmą pametė. Va ir įvažiavimas į tas patalpas. Kaip suprantu, pročiai važiuodavo. Laiptų kraštai iš nerūdijančio plieno. Pro čia darbuotojai, tai ko gero įeidavo. Labai panašu. Aha, jo. Taip ir yra. Čia irgi va iš nerūdijančio plieno, o gal iš aliuminio. Taip, kalendorius. Kelintų metų. 98. O čia pažiūrim. Visaginas. 96 metų. Kalendorius. Tai dokumentai dengia, nebėra. Linoleumas išlūptas. Va, dar kažkas šalmą paliko. Angaras irgi visas išplėštas jau. Čia kaip iš lauko tas sėchas atrodo. Čia parašyta išėjimas, bet užvėrinta čia. Neišeisim. Teks ieškoti kito išėjimo. Pro kažkur kitur. Negalima rūkyti ženklus. Čia gal dažykla kokia buvo. Aha. Panašu į dažyklą labai. Kažkas padangų daug pasidėjo. Va ir išeisim. Čia kiek spigliuočių čia susibadysim. Tai gal tiek šiam kartai. Nieko gero čia daugiau ir nėra.
Dar prie tą pačią Visaginę radom 2 daugiabučius negyvenamus. Visur tokie va kambariai. O. Vienas toks ir kitas toks be langų. Abudu vienodi. Čia gal galima pereiti kitą. O, galima. Įdomu. Tai tiek. Pabaigai.